Labas rytas, mėlyje. Šio ryto tema – kaip fotografuoti renginį. Nuo to tarpo, aišku, nepamirštam prenumeruoti. Būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video. Būtinai riebus laikas. Ir, aišku, dalinamės. Būtinai dalinamės su visais savo draugais, ypač su tais, kurie nori fotografuoti, nori išmokti fotografuoti. Jiems tai bus labai didžiulis džiaugsmas. Na, jūs padarysite gerą darbą. Aišku, nepamirškit komentarą, palikit komentarą, keletą žodžių. Turbūt nėra taip sudėtinga, nėra taip sunku. Visgi jūs gaunat kažkokią žinią, kažkokią išminties dalelę. Tai palikit ir komentarą. Aš būsiu labai dėkingas. Na ir ką, grįžtam prie temos, kaip fotografuoti istoriją, reportažą. Ir kaip aš vadinu, renginį. Pavadinau renginį, nes tai paprasčiau, nors geriau skamba iš tikrųjų istorija. Reportažas žinomas, ir tai žinomas daugiau galbūt spaudoj, o jeigu mes pradedantis ir pradedam ir norim fotografuoti kažkokį renginį, kurti istoriją, geriausia būtų pradėti nuo savo šeimos. Tai labai geras būdas pasitreniruoti ir pradėti nuo savo šeimos. Bet tam reikia tam tikrų bazinių žinių. Ir jos yra visiškai nesunkios, visiškai paprastos. Aš jums jas tuoj ir pasakysiu. Taigi, kai mes pradedam fotografuoti renginį, mums kyla, kaip tai parodyti. Mums įdomu ne tik patiems, bet mums įdomu parodyti ir žiūrovai, kad jisai pažiūrėjęs neklaustų tave, kas čia vyko. Jis pažiūrės, iškart suprastų, vau, kaip čia įdomu, kaip čia tas, nu, čia gimtadienis ar ne. Taip, sakai, gimtadienis, kaip tu supratai? Nu, va, aš iš to supratau, kad mes fotografuojam, kad tu fotografavai tam tikrais planais, parodėjai ne tik stambų planą, ne tik vidutinį planą, ne tik bendrą planą, bet ir stambų planą arba super stambų planą. Tai štai, yra 5 pagrindiniai arba baziniai planai, nuo kurių ir pradedamas fotografuoti renginys. Mes suprantam, kad yra bendras planas, vidutinis planas, stambus planas ir super stambus planas. Atrodo paprasti tokie dalykai, ant kurių pradedam dėlioti ir visą istoriją. Tai yra tokie, pavadinkim, techniniai dalykai, ant kurių galima dėlioti, ir jei turi daug fantazijos, tada jie padeda mums sukurti gražią istoriją, keičiant ne tik planus, bet keičiant ir objektyvus, keičiant rakursą ir padaryti. Taigi, šventėse, kurias mes, arba renginiuose, kurias mes fotografuojam, paprastai būna pasipuošę ne tik, kad tėveliai, broliai, seserys, vaikučiai, bet būna dar papuošę ir aplinką, prie kurios reikia pritaikyti, prisitaikyti, pamatyti, suprast, kur krinta šviesa. Galbūt netgi tuos papuošimus, ar ten kokias supynės, ar dar kažką, ką įmanoma, ką galima perkelt, galima būt perkelt, pasukt. Jeigu toj vietoj iš pačio ryto netinkama šviesa šviečia, tada mes ten nefotografuojam. Fotografuojam po pietų, kada jau saulė pasisuko, šviesa pasikeitė. O štai tam tikri tokie dalykai mums padeda padaryti gražesnę, geresnę istoriją. Nufotografuoti patį renginį gražiau. Tai mano patarimai labai paprasti. Aš atsimindamas štai tuos planus, žinodamas, kokio man reiks objektyvo, tai reiškia, aš paruošiu namų darbus iš vakar. Susižinau, kiek įmanoma daugiau sužinau, kaip vyks, kur vyks, kas bus. Aš žinau tada, kokio man reikia objektyvo. Ir kada aš jau viską pasidaręs namų darbus, aš žinau, kokią man techniką turėti, kokią šią vežuosi. Važiuodamas galbūt į tą miestelį, aš galiu netgi padaryti labai paprastą nuotrauką, kuria atrodo visiškai lyg būtų ne prie ko, bet žiūrint istoriją, žiūrint visą reportažą, jinai labai gali pagyvinti
kad suprastum, kur esu arba kur vyko šventė. Tai pavyzdžiui, važiavai netoli miestelio, o ypač tada gerai padaryti, kada ženklas yra, tarkim, koks nors Kačerginės miestelis, ir tu fotografuodamas tiesiog tą ženklą, tą pavadinimą, tolumoj matosi pats miestelis. Su Kačerginės miesteliu gal aš čia ne tas pavyzdys, kažkur kitas gali būti, kur tikrai nuo ženklo tiesiai matosi, tinkamas yra Ežerėlių miestelis. Taigi patį ženklą fotografuojant labai aiškiai toli matosi mokykla. Ir štai daugam, ypač saviem, kas ten gyvena, jiem iš karto suprantama, iš karto aišku, kas ir kur vyksta. Tai gali būti pradžia tokia, bet nebūtinai. Fantazija jums gali padėti, dar geriau padėti, dar gražiau padaryti jūsų renginį gražesnį, jūsų istoriją gražesnė, kad žiūrovai žiūrėtų ir džiaugtųsi, kad žiūrovai žiūrėdami aikčiotų ir sakytų, vau, kaip faina. Kitas patarimas: nepadarykit per daug nuotraukų. Aš suprantu, kad būna pradžiai labai įdomu ir ta graži nuotrauka, o dar jeigu šeimininkam parodai visas nuotraukas, tai jie visų jų nori. Taigi mano patarimas: pirma, tai nerodyt visų nuotraukų, nerodyt broko, kurį tu pridarėjai, o atrink pačias geriausias. Žiūrovas, klientas visą laiką turi likti žiūrėdamas alkanas. Turim menį, kad jisai žiūri ir gale albumo, ar jeigu žiūrim kompiuterį, ir viskas, šventės pabaiga su kažkokia tai užsklanda, arba kažkas irgi gražaus nufotografuota, ačiū jums už šventę, kažkas ten ir taip toliau, tortai stambių planų, dar kas nors. Ir tada, baigėsi žiūrovas taip, tai norėtų toliau pažiūrėti dar kas ten, kaip ten ką. Ir nėra. Kai žiūrovas lieka pusiau alkanas, jis iš tikrųjų labiau džiaugiasi, nei kad vartydamas tas nuotraukas, verčia, jos nesibaigė, atsibosta, sako, kitą dieną dažiūrėsiu. Ir nedažiūri, nei ką, nes jau žino, kad tų nuotraukų per daug. Tai šitas patarimas irgi turi būti. Grįžtant prie tų pagrindinių bazinių planų fotografuojam, mes turim suprasti, kaip tai atrodo tie planai. Bendras planas tai gali būti, kai mes fotografuojam visos šeimos narius. Arba galbūt viskas vyksta lauke kieme. Ir mes galim palipėti į kokį antrą namo aukštą ir per langą nufotografuoti visus bendrai, kaip ten vyksta, kokį ten per žaidimų, ten, nežinau, visko, papuošalų, viską. Bendrą planą padaryti, kad šitiek svečių susirinkę, šitiek draugų ir visi ten, žodžiu, bėgioja, laksto, šokinėja ir taip toliau. Vidutinis planas, kai mes fotografuojam, jeigu vieną žmogų, fotografuojam vertikaliai, galbūt šiek tiek virš galvos ir apatinė kadro dalis žemiau už pakaliukų. Tai vadinasi vidutinis planas. Arba horizontaliai fotografuojam 2 žmonės. Irgi vadinamas 2 žmonių portretas, turbūt vidutinis planas. Stambiu planu fotografuojam žmogaus portretą. Jis gali visaip atrodyti. Visaip. Ir kaip dokumentika, ir šiek tiek daugiau paimt. O stambus planas arba super stambus planas, tai yra labai gražu, kai mes dar nufotografuojam kažką iš arčiau, pavyzdžiui, kokį nors papuošalą, kur yra mergaitė ar vaikutis papuoštas. Juk iš tikrųjų tam ir daroma, tam ir puošiama, kad istorija išliktų ir mes jį pamatytume. Taigi, tokie paprasti baziniai patarimai, jie padeda mums padaryti renginį gražesnį ir sukurti istoriją nuostabesnį. Taigi tikiuosi jums padėjo pagalvoti apie tai, kaip sukurti renginį, kaip nufotografuoti geriau renginį, kaip sukurti istoriją. Tai tik daugiau fantazijos ir pačiam būti iniciatyvesniam. Einam čia, einam ten fotografuotis, tą padarykim, tą žmonėm tai patinka. Kai juos vedi, kai juos fotografuoji, kai stengiasi ir padarai labai gerai. Taigi, jeigu tu tikrai nori išmokti, daugiau sužinoti, daugiau profesionalių patarimų, pas mane galima mokytis 3 būdais.
Tai savarankiškai, individualiai ir grupėse. Savarankiškai mokytis. Tai net 10 temų galima įsigyti video formate. Visos nuorodos yra po šio video. Ir mokytis nuo nieko nepriklausomai. Sėdi, pasimės aparatą, klausai ir darai, kas tau sakoma. Patogu tai, kad tu gali mokytis kada nori, kiek nori ir būdamas kur nori. Tai iš tiesų labai patogu. Net kelionė ir ten tu gali mokytis. Visos 10 temų tau tikrai padės suprasti, padės išmokti valdyti patį fotoaparatą ir žinosi, kaip gaunasi vienoks ar kitoks efektas fotografuojant su tavo fotoaparatu, su tavo technika, su tavo objektyvais turimais, arba duos supratimą, kokio objektyvo tau reikėtų. O tai yra labai svarbu prieš perkant. Žinios mums visą laiką padeda sutaupyti. Ir individualūs fotografijos kursai, tai tik tai tu ir aš. Visi profesionalūs patarimai tau. Mes kalbamės tarpusavį. Jei kažko nesupratai, mes aiškinamės tol, kol suprasi. Taigi šitas mokymosi būdas be ne pats populiariausias, nes žmonės gali atsiverti, gali drąsiai klausti ir mes mokomės taip, kad suprastum, ką darai ir dėl ko darai. Svarbiausia, ne sauso žinios, o svarbu yra, dėl ko tau to reikia. Kada tu gali keisti tam tikrus nustatymus, tokius kaip programiniai režimai, dėl ko turi keisti diafragmą, dėl ko reikia keisti išlaikymą, kada juos naudoti. Šitie dalykai, jie mums padeda tapti profesionalais. Na ir grupėse, aišku, smagu visą laiką su bendraminčiais fotografuoti kartu, dalintis savo žiniomis, savo patirtimi, dalintis galbūt net fototechniką, išbandyti ją, nagrinėti nuotraukas kartu. Tokie dalykai taip pat padeda mokytis ir žygiuoti į priekį. Ir pabaigai nepamirškit prenumeruoti, būtinai prenumeruokit, paspauskit skambutį ir nepraleistumėt kitų video. Būtinai paspauskit like, pasidalinkit, aišku. Didžiulis prašymas pasidalinti ir, aišku, pakomentuokit. Tai man padėsit iš tikrųjų tai darydami. Mano YouTube kanale yra vis daugiau ir daugiau klausančių ir besimokančių. Taigi ačiū už tai, kad dažiūrėjai iki galo ir iki sekančios pamokėlės. Visiems iki.